Panevėžio kraštas turi gilias aludarystės tradicijas. Šiame regione aludarystę pradėjo vystyti Žaldokų, aludarių meistrų ūkiuose, o vėliau persikėlė į dvarus, kuriuose telkėsi stipriausi aludariai. Panevėžio apskrityje veikia daugiau nei 80 dvarų, daugelis jų turėjo savo alaus daryklas. Kai kurie iki šiol išlikę ar naujai atgimę dvarai ir pilis tebepuoselėja šią aludarystės tradiciją. Viena iš tokių vietų Biržų krašto muziejus Siela. Taigi čia pats aludarių karalius Jurgis Žaldokas, katras tikrai gyveno Biržų valsčiui, Paropės kaime, o tarp kitko Žaldokas tai buvo eigulys. Užaugino 3 gražuolės dukras. Taigi, brangūs sveteliai, šiandien taigi jūs ragausit nuostabų gėrimų. Biržų kulinarinį paveldų, alų. Alstai nuo seno mūsų krašt buvo aukojamas dievams, vėliau be jo neapsėdavo nei viena šventė. Taigi, biržietiškų papročių paimkim stiklinės į rankas. Biržietiškai užsveikinkim sveikatų. Nusišypsom, pasisveikinam visi sveikatų ir būtinai, berniukas koks gražus, sveikatų ir būtinai pakarštavojam, sveikatų. Sveikatų. Tai vagi vienas labai svarbus dar ingredientas apinys. Taigi apinys tai alūčio siela, taigi neleidžia veistis brudniom bakterijom, skonis, kvapas, iš kurgi iš apinio, o putela irgi iš apinio. O be to, taigi labai gera liaudiškos medicinos priemonė. Jeigu, pavyzdžiui, skrandžio koks sunkumas nevirškina, tai nereiks skubėti su ripkelam, porą spurgelių suvalgot ir keprunkų nuima. Tik reikia nepadauginti, taigi apinys priklauso, žinot ką. Ožnas aludaris sako, kad jis gelų daro ne dėl to, kad žmonės prisigertų, o dėl to, kad maloniai atsigertų. Brangūs sveteliai, jūs patys pamatysit, kokie tie biržiečiai vaišingus, bet dievulėliau tu mano, kiek ten vaišingų man pavojų. Po 2 stiklinių vis dainuoji, po 4 kojos pačio šoka, po 5 jau prasideda ir peštynės, po 7 kai kas ir apsiašaroja, o po 8 autas, mirtina tyla. Bet brangūs sveteliai, mums taigi svarbiausia, kad jūs dainuotumėt. Taigi karštavokit ne tik alų. Prašom biržų duona, sūris. Pas mums tai taip gaspadinė sako, nesvarb, kun stalą padės. Svarbiausia svečius vaišintis įkalbėti, kad paskui nesakytumėt viską buvo, avaraginimo ir nebuvo. Šiaip jūs šiandien atvykot ant mūsų edukacinį programų apie senųjų laudarystę, katro vadinasi biržiečiai vaišin dainuodamus. Ir be šitų kubilų, be bačkelių tikrai neįsivaizduojam, kad galim apseit biržos. Nes, pirmiausia, taigi kubils šitas naudojams salinim, buvo supildava činai rūpėti šitų sumaltų salyklų, užpil su karšt vandenį iš maišą, paliek pastovėti koks 2-3 valandas ir išsiskir visos geros medžiagos, fermentai, vitaminai, atsiskleidžia salyklas visiškai. Ir kaip jau sakiau, 2-3 valandas tenai laiką. Per tų laikų aludaris pasiruoš 2 kubilų, šis toks biški kitoniškas, dėl tekinimo jis reikalingas, apačioj kojos, trikojis toksai, o pačią kubilą dugnantai skila užkiš su dvolva, tokį kaiščią ir ant dugną pridėti alksnę šakelių, rūgių, šiaudelių, toks filtras padaryts. Anas reikalingas dėl to, kad paskui, kai tekins nerūgų selų, taip gražiai viskas prasikūštų. Tai košė iš tą pirmą kubilą sukrėč činai, užpils verdunč vandenį, paliek pastovėti, koks 2 valandas. O paskui jau tekin nerūgų selų pirmokų. Ir šitie visų tų procesų 3 kartus praein ir tada turėm 3 misus. Ir kožnų misus supelį atskirų kubilų. Vienam pirmoks, antroks ir nakvosėlis. Būtinai aišku, kels rūks, taigi reikia pridėti mielių, nes jos cukrų iš salyklą paverčia alkoholį ir aišku, nemožna užmiršti apinių nuovirą. Ir va tie pals trūks, aludaris žinoja savo būdskį, patikrint kepku, kad jau išrūgis, tada viskų sukoždavo į bačkas
Ir činajos netip jau ir papras, kibačkų užtaisa suvol, paskui atitaisyti, oi būdavo visokių nutikimų, šlapių aišku nutikimų, tai vėliau šitų problemų išsprendė, kai sumyslė bačkel su kranelis. Kožnas gali ateit prisilaistalos. O šiaip tai biržiečiai labai vaišingus ir kai alų jie pasidarydavo, jie koždavo, prisikviesdavo draugų, kaimynų, to ger kompanijai. Tai būtent tas bendrystės jausmus ir yra svarbiausias. Ne tai, kad prisigerti alos, nusigerti ar kažkas tokio, ragaut, kaštavot, kokybiškai, gražiai, kultūringai laist laiku. Tai vat mūsų šito tradicijai, iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad mes jų galim ir toliau perduoti žmonėm, supažindinti ne tik iš Lietuvos atvažiuojančiais įvairiais lankytojais, bet lygiai taip pat atvažiuojančiais iš užsienio ir iš tos mūsų pačios kaimyninės Latvijos, Lenkijos, iš Prancūzijos, iš Australijos ir Kanados ir Amerikos, iš kur tik čia pas mums žmonių nėra. Ir mes išgirstam irgi ir gražių įdomių dainų ir jų pasakojimų, jų santykė su alum, su jų kraštą gal kulinarinį paveldą, tokie kultūriniai elementai. Jeigu tik tai kokia šventė didesnė, ar kad tik svečių atvažiuoja iš kito krašto kokio, tai būtinai rūpinas, kad būtų alaus, nes visada svečiai atvažiavę iš kitur prašom biržietiško alaus, arba važiuojant kažkur į svečius, tai ko atvežti, klausiam lauktuvių, taigi alaus, sako biržietiško, dar užsimena biržietiškos duonos, bet šiaip tai alaus prašo. Ir kažkaip visi iš tikrųjų darydavo tą alų ir mokėjo daryti tą alų, gal nebuvo tokie jau stiprus aludariai, kaip kad žaldokas. Ir biržų aludariai sako, mūsų tikslas nenugirdyti žmogų, o kad žmogus skaniai atsigertų to alaus. Mūsų žymiausias žaldokas, o žaldokinės kaip prototipas yra aprašytas Boriso Dauguviečio, irgi gyveno čia netoli Suosto, mūsų krašte, iš ten kilęs buvo ir savo receptą taip jau visiems ir nedalino tikriausiai, kaip ir gaspadinės, raugo duos, o jau apie tą receptą kaip iškept gerą duoną nepasakys. Užsiaugindavo savo miežius, savo apinius, savo mielės turėdavo ir dalindavosi to mielėm, kai jau baigėsi alus bačkoj, lieka mielės ant dugno, jų niekas aišku neišpildavo, jos supilstydavo į atskiras talpas ir žmonės tarpusavėje tiesiog dalindavosi to mielėm. O kai nueini mielių pas kaimyną, pas draugą pasimti, tai reikia pasimtas mielės, nei dėkoti, nei prisėsti, eiti iš karto namo. Taip ant senas aludaris pasakojo. Biržiečiai nuo seno pasižymėjo vaišingumu ir ant stalo ne tik tai alus, bet visada būdavo duona, sūris ir gaspadinės netgi sakydavo, kad visiškai nesvarbu, ką ant stalo padėsi svarbiausius svečius kalbėti, vaišintis. Alus būdavo įvairiom progom, netgi reikia bulbas nusikasti, ar ten kokius lauko darbus pasidaryti, ar šienapjūtę, tai visada žmogus pasidaro alaus. Nes jeigu kaip su žmogui atsidėkosi, taigi pinigais nemokėsi už pagalbą. Tai ir atsidėkodavo, pavaišindavo alum, kažkokią užkandatą, kaip ir cūrių, duona, kitokia kokia tai, bet atsidėkodavo paprastai alum ir tikrai žmonės neprisigerdavo, skaniai atsigerdavo ir išsiskirstydavo iki kito karto, kada jau reiks kokiam kitam kaimynui padėti galbūt. Alų darė daug žmonių, alų darė visi žmonės, visi mokėjo tą alų daryti, bet tokie stiprus aludariai, kaip sakykime, tas mūsų žaldokas, tai jie nebuvo, nes nebuvo čia jų jau tokia profesija. Jie darė kaip ir viską, kaip ir kepė duoną, kaip ir ten kumpius rūkė, taip ir alų darė, sau dažniausiai. O kas išrašė mano veidelius, o kas išrašė mano veidelius, apvydis laido plačius laiškelius, apvydis laido plačius laiškelius, tėtas išrašė mano veidelius, tėtas išrašė mano veidelius, kožnai šokaitė jaucas purgelis, kožnai šokaitė jaucas purgelis, ant viršūnėlis kokoj gedutė, ant viršūnėlis kokoj gedutė.
Visokiausių tų dainų būdavo ir jau kaip pačioje pradžioje, tai tos svečių sutikimą dainos, kad kožnų svečių sutikdavo su dainu, nelaisdavo jau taip tyliai nemačiomis liūkint, bet šiaip dainuodavo visokiausių dainų, linksmesnių, liūdnesnių ir gal kokį sutartinę kur nors nuskambėdavo, nes tai yra apeiginė giesmė. Dažniausiai jau jinai būdavo, sakykime, ne prie pat vaišinimos, bet kažkur sakralinėse apeigose naudojama, kai alų nuliedavo ant kraštus, dėkodamus Dievui. Tas dainas, prisimenam iš vaikystės. Dabar jų gal nebe tiek jau daug dainuojama, bet iš vaikystės prisimenam ar Joninės, ar Petrinės, ar Antaninės, ar tik koks vardadienis, bet koks, visur tos dainos skambėdavo. Ir jas ir dabar galim atkartoti. O mūsų vaikai, ką žinai, ar jau begalės. Kai dauguvietis įsineždavo kiemant savo švintuosius indus ir pradėdavo daryti alų, tai Latvijos pasienietis už upės nuciokindavo ir jau tada užpaciruoja palei Nemunėlį. Ir jau tada nesitraukia nuo Nemunėlio. Kai pamatydavo, kad als gatavas, perbrisdavo per Nemunėlį ir abudu su dauguviečiu ragaudavo pirmokų, patys stipriausių ir geriausių alų. Bet pasienietis tai tų pačių dienų, taigi namo tai nebeparaidavo. O ant rytojaus pasieniečio žmona atlaikus ant Nemunėlio upės kranto, visa pikta, mojuoja rankom ir šaukia: Brukmajas, Brukmajas! Savo seniokų šitaip šaukia: Brukmajas, tai eik namo. Nu kur ta vyrai eis namo, kaip pilna bačka? Vienas laidyvų Lietuva, kitas laidyvų Latvija ir va čia Biržų als pasitarnavo puikiems tarptautiniams santykiams. O beje, mūsų als tai nuo seno turi tarptautinį šlovį. Nes pats kunigaikštis Boguslavas Radvila prisakė biržiečiam daryti alų. Tai kaip neklausys kunigaikščio. O jo dukra, Liudvika Karolina Radvilaitė, pasirašė ant tokios instrukcijos ir dar įpareigojo žmonės į cechelius burtis. Nu tai kuo jūs mano, 1686 toks mažas bravarėlis susikūrė, kuris vėliau išaugo į didžiulį bravarų, stovint tos pačios upės krantą ir tebedaro alų. Taigi, brangus vieteliai, gražieji žmonės, taigi mes šiandien jums vaišinam ne bet kokiu, o seniausios alaus daryklos Radvilų alum. On sveikatų! On sveikatų! Čia mes supažindiname žmonės su senąją Biržų aludarystę. Ir mūsų edukacija yra bene pati biržietiškiausia. Edukacija, kokia tik tai gali būti. Žmonėms papasakojame visą alaus gimimo procesą. Nuo to, kaip grūdas buvo pasėjamas į dirvą ir visą jo kelią iki pat, kol alus atsiduria ant baltos staltiesė užtiesto stalo. Edukacija labai smagi, nes čia žmonės susipažįsta su senoviniais muzikos instrumentais. Čia žmonės turi galimybę išgirsti ir patys sugiedoti sutartinės, gali išbandyti ir pagroti skudučiais, gali papūsti ragais, su senaja aludarystės tradicija susipažinti. Geresnės vietos nėra kaip Biržų muziejus. Ir būtent šita erdvė. Brangus vieteliai, jūs vieni kitiem pasikelkit, vaišinkitės, o aš jums papasakos, kaip senoviai alų žmonės darė. Bet norėčiau pradėti nuo myslas. Nuo myslas. Dėl mūsų gerovės, brangus vieteliai, net 3 vajavojas. Užtat alus tarp bokalo gražiai suputoja. Kas tie 3? Dėl mūsų gerovės, net 3 vajavojas. Tai alus būdavo visokiam progom, pavyzdžiui, jeigu kažkoks paprastas, sakykime, laukių nutikims, talkos ar dar kažkas tokia, tai kožnas pats pasitaisydavo. O jeigu jau, pavyzdžiui, vestuvės kažkokie jubilieji, tokie svarbus nutikimai, tai jau tada kviesdavas kaimo aludarį, jau patį tokį labiausiai patyrus ir jau jis darydavo alų, o kasdieniam reikimėm tik kožnas darydavo. Ir moteriškės, ir vyrai darydavo. Sako, moteriškės alų iš vis ir išrado. Už tai jom turim ir dėkoti. Ne vyram už alos atsiradimų turim būti dėkingus. Alus būdavo užsakomas iš anksto, svarbiom progom, vestuvėm, krikštynom, jubiliejam kokie tai. Ir jau buvo garbė, kad pas tada užsako alų kokiam tai tokiam svarbiam baliui. Tai aludariui yra garbė.
buvo pirmokas alus, kuris yra pats stipriausias, kuris pats skaniausias yra. To pirmoko jau pačius ten svarbiausius vedžius vaišinam, pačioj baliaus pradžioj pripilam to pirmoko jau. Bet jis stiprus pakankamai. Ir jeigu tik decibelą jau sukyla, tada jau pivorius atneša antroko, kad biški švelnesnio to alaus, kad biški sulėtėtų veiksmas. Paskui mato, kad jau žmonės, jeigu trupučiuką nuobodžiaut padeda, vėl pirmoko įpila. Nu, tada jau prasideda dainos, o po dainų ir šokiai, aišku. Anksčiau alaus gaminimas tai buvo ritualas, nes dabar alų verda, o senovės lietuviai alaus nevirė. Senovės lietuviai alų gamino. Tai tiesiog nusiprausdavo, nusiteikdavo. Tai ne bet kokia nuotaika. Taigi ne veltui pildami mielės į kubilą aludariai juokdavos, kad alus būtų linksmas ir kad alų žmonės gerdami juoktųsi. Ir dar, pavyzdžiui, tokia tradicija, kad aludaris išbučiuodavo kubilą. Kam? Kad žmonės, kurie gers alų, būtų linksmi ir ne tik tai juoktųsi, bet ir bučiuotųsi.